Mobilis įknėjo generatoriaus laisvos sąjungos sankamos keitimas. Generatorius. Štai toks. Ir mums reikės dabar atsisukti laisvos sąjungos sankamą. Tam naudosim spec įrankį. Čia bus Torx 50. Statom ir atsukam. Taigi nuėmėm seną kabelę, dedam naują. Na, kaip minėjau, dešinėje Torx 50. Ir štai tokį. Štai ir užsukam prieš laikrodžio rodiklį. Taigi generatorių aš ištraukiu per šitą vietą, tai čia pat ir traukiu, įdėsiu jį. Reikia nuimti dantį dar. Na taip, dabar su galvute 18 užsukam štai šitus du varžtus, šitas ir iš kitos pusės štai šitas. Štai šitas. Taip, dabar pajungiam fiškutę. Labai turbūt matosi. Dabar čia jungiasi, pasijungia ir masės laidą. Štai čia su galvute 13. Dabar ant galvute 13 ir masės laidą paėmėm. Bet prieš pradedant darbus aš atsijungiu akumuliatorių. Kitaip galima užtrumpinti. Masinis laidas prisuktas. Štai šitas. Dabar reikia užnediržu. Taigi su 15 galvute. Štai čia įtempėjai. Ar matosi, kas nors nelabai. Štai čia įtempėjas. Ir sukam į priekį. Ant savęs traukiam ir uždėsim diržą. Taigi, diržas vietoje. Uždedam variklio apsaugą ir dedam oro filtrą. Taigi, uždėjus oro filtrą, užveržiam, užtempėję su galvute 7 ir pajungiam oro srauto fiškutį. Viskas. Jeigu atjungėt akumuliatorių, pajunkit ir užvest bandykit.